Ką slėpė Kaspinas? Tas raudonų kaspinų perrištas Martyno ryšulėlis keletą dienų nepaliestas gulėjo ant Juozo palangės. Ką jame senukas saugojo ir kodėl būtent savo tragiškai žuvusių kaimynų sūneliui patikėjo paslaptį? Keletą kartų Juozas ėmė nuo palangės kuklų ryšulėlį, tačiau palaikęs vėl dėjo į tą pačią vietą, vis delsdamas paslaptį atskleisti. Kaspiną jis atrišo vėlyvą vakarą, kai besitrankant perkūnijai ir ūžtelėjus lietui užgeso elektra. Rišo neskubėdamas, jausdamas rankose neįprastą virpesį. Atrišęs Kaspiną su ryšulėliu padėjo ant stalo, susirado žvagę, uždegė. Nuėmęs skudrinę ryšulėlio aprangą aiktelėjo. Virš 2 sąsiuvinių gulėjo tas, kurio ir prabėgus daugeliui metų jis negalėjo nepažinti. Janinos Deginaitės paišybos darbelį. Tai mamytės ranka užrašyta. Bet atsirasti tame tėvelio pirktame sąsiuvinyje buvo suspėta tik vienam sesutės piešinėliui. Ir ašarojančiomis akimis Juozas žvelgė į besišypsančią garbanotą saulutę. O tą šypseną slėgė iš laiko tolių atėjęs purvino bato antspaudas. Perkūnija liovėsi trankiusi ir palubio šviestuve sužibo elektros lemputė. Juozas užpūtė žvakę ir priėjo prie vis dar lietaus prausiamo lango. Pastovėjęs, nubraukė skruostų ridėjusią ašarą ir grįžęs prie stalo paėmė kitą sąsiuvinį. Pelekių pradžios mokyklos 2 klasės mokinio Gibo Antano rašymai perskaitė. Tai buvo Martyno sūnaus Miškinio nužudyto Antanėlio sąsiuvinis. Ir Juozas pasinešė skaityti vaikišką rankelę išvedžiotus tekstelius. Vieną kartą traukė iš medžioklės senas katinas, beidamas sutinka vilką. Kur tu eini, katinėlį, klausė vilkas. Į kurmio vestuves, atsakė katinas, raitydamas ūsą. O ką ten sveikas veiksi? Muzikantų būsiu. Kažin ar duos kurmis avienos, vėl klausė vilkas. O kaipgi, vestuvėse vieną juk ir tevaišina. Seka paskui katiną ir vilkas, įsigeidė ir jis muzikantų pasidaryti, avieną pasmaguriauti. Beidamas sutinka lokį. Kur keliaujat, šis klausės. Į kurmio vestuves. Kągi ten veiksit, muzikantais būsime, vienu balsu atsako. Seka paskui katinas su vilku ir lokys, o netrukus lapė sutinka. Jie taip pat nori muzikantė būti. Eina ir prieina gilią duobę, o per ją laiba kartis permest. Kas tą kartim pereis, tas tiesiog į kurmio namus paklius, tarė katinas. Ir lengvai perbėgo kartim į kitą duobės pusę. Pabandė eiti lapė ir vieną šoną uodegą vikst, į kitą vikst ir nugarbėjo gilią duobę. Kai vilkas ėjo, ne taip koją ant karties padėjo, baldinkšt, paskui kumutė. Jau ir tas duobėj. Paskutinis ant karties užropojo lopys. Lokys pusę karties nuėjo ir... Tuo ir daugtaškiu baigė Antanėlis rašyti tekstą apie kurmio vestuves. Žinoma, į duobę įkrito ir lokys. Tad į vestuves avienos paskanauti nukeliavo tik katinas. Katinas ir vėl katinas. Berniukas rašė apie 4-kojį katiną, o nužudė jį 2-kojo katino bendrai. Prieš išvyką į gimtąjį kaimą Juozas buvo sutikęs 2 buvusius savo mokinius – Edvardą ir Edmundą. Vaikinukus jis pamena pasižymėjusius gabumais ir aktyvia užklasinė veikla. Edvardas puikiai grojo gitarą ir dainavo, o Edmundas fizikos dėsnių plotybėse gaudėsi geriau už aukštą išsilavinimą turintį mokytoją. Svajojo apie lėktuvų konstruktoriaus profesiją. Tačiau abu jie, kaimo vaikai, anksti suprato, kad gražioms svajonėms nelemta išsipildyti, nes jų tėvai, taip vadinami 3-hektarininkai, plušo savo smėlynuose iki 9 prakaito vos galą su galu sudurdami. Kokį kelią pasirinks Edvardas su Edmundu? Tada, prisėdę miestelio parke Liepos pavėsyje, jie ilgai kalbėjosi. Ir Juozas sužinojo,
kad abudu vaikinai jau rado mokyklas, kurios sutiko juos nemokamai priglausti 2 metams. Taigi, Edvardas taps kirpėju, o Edmundas virėju. Ir viskas. Ne, vienbalsiai atsakė abu. Toks sprendimas nesvajonių laidojimas. Edvardas savarankiškai mokysis muzikos ir būtinai taps profesionaliu muzikantu. O Edmundas tikisi sutaupyti pinigų rimtiems mokslams, jis privalo tapti konstruktoriumi. Juozas pasidžiaugė vaikinų planais, palinkėjo jiems nepalūžti ir neiškeisti savo tėvynės į jokius užsienius, nes Lietuva jau ir taip stipriai nukraujavo protais, o tas nukraujavimas tęsiasi, jis nėra stabdomas. O trečias ryšulėlio sąsiuvinis Torokas, pilkas viršelis apšepęs, matyti daugybę kartų į rankas imtas. Kas jame? Jau atvertęs pirmą languoto sąsiuvinio puslapį, Juozas suprato, kad į jo rankas pateko neįkainojamas dokumentas, Martyno dienoraštis. O kad tai tikrai buvo dokumentas, sakė jau pirmasis to pirmojo puslapio tekstas, parašytas mažaraščio žmogaus ranka. Ir tas kupinas gramatinių klaidų rašinėlis vėl privertė Juozą pajusti, kaip ėmė spurdėti gyvenimo tiesų ieškanti jo širdis. 1949 metų gegužės 18 dieną palaidojome kaimynus Digimus. Banditai Stasį nušovė namuose, 4 metų Janinutę užmušė šautuvo buožę. Kūdikio laukiančios Antosės Digimienės pakolikas neradome. 1949 metų gegužės 21 dieną palaidojome Antosą Digimienę. Jos kūną surištom rankom ir su maišu ant galvos iš Nemuno ištraukė žvejai. Tai tų pačių banditų darbas. Šie trumpi Martyno užrašai lyg aštriu peiliu palietė vis dar kraujuojančią Juozo sielos žaizdą. Delnai suspaudė smilkinius, jis ilgai žvelgė į ašarojantį langą, už kurio miglotose toliuose matė sukrypusią savo vaikystės trobą, į ganyklą su brizgilu rankose einantį tėtę, virtuvėje blynus kepančią mamytę. Rodos vakar smėlynė už tvartelio jiedu su Janinute dėliojo įvairias spalvius akmenėlius ir įsivaizdavo, kad kloja vežimams grindinį, kurį matė, kai tėveliai juos buvo nuvežę į miestelio turgų. Janinute, Juozelė, pasigirdo mamytės balsas. Kai pribėgo prie atviro virtuvės lango, pamatė ant palangės lėkštę su keliais geltonskruošiais blynais. Sukirtė ir vėl nubėgo prie statomo grindinio. Janinute, Juozelė, vėl sušuko mamytė. Ir tada jiedu tupinėjo prie palangės tol, kol neišgirdo mamytės viskas. Prie lango baltai žydėjo tėvelio sodintas alyvų krūmas, o ant virtuvės stalo puikavosi kelios mamytės pamerktos jo šakelės. Kai tą šakelės laužė, Janinutė paniurnėjo. Nelaužk, mamytė, krūmeliui skauda. Neskauda, dukrelė, išgirdo greta stovėjęs Juozukas. Kai alyvom šakelės nulaužė, jos geriau auga. Prisikirtę blynų, broliukas su sesute puolė prie alyvų krūmo ir nusilaužė po šakelę. Nubėgė prie grindinio, įsmeigė jas abiejose jo pusėse. Augs, dideli medžiai užaugs, pasvajojo Janinutė. Ir vėl užsiėmė akmenukų smėlynę rankiojimu. 1949 metų gegužės 28 diena. Iš Valsčiaus buvo atvykęs draugas Leopoldas. Pasiūlė stoti liaudės gynėjų gretas. Sutikau. Turiu atkeršyti kaimynų žudikam. Juozas pasklaidė sąsiuvinį. Storokas. Ir beveik visas prirašytas. Neįkainojamas eksponatas muziejui. Bet kokiam? Juk stribai, kabutėse, dabar vardijami kaip nusikaltėliai. Jeigu tokį dienoraštį būtų rašęs koks miško urve tūnojęs katinas, jo dabar daug kas susidomėtų, jis būtų gal ir atskira knyga išleistas. Atmintyje nedilo Martyno pasakojimas apie iškvietimą į prokuratūrą dėl dalyvavimo 3 partizanų nužudyme. Senukas minėjo kažkokį Puzninkų mišką. Kuris? Turbūt Dzūkijoje. O
O jeigu pabandžiu susirasti tą mišką, o gal ir vienkiemį, prie kurio bunkeryje buvo aptikti ir nukauti 3 miškiniai, jis, Juozas Degimas, ne tik pabandys, bet ir suras. O padės jam buvęs pakeleivis ir istorijos mokytojas Pranas. Ant permainų slenksčio. Dar atostogaujantį mokyklos direktorių Juozą pasikvietė pokalbiui švietimo skyriaus vedėjas. Neseniai šioms pareigoms paskirtas, jis jau buvo spėjęs pagarsėti Uolių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, liečiančių švietimo klausimus vykdymu. Tai buvo jaunas, bet jau iki blizgesio pakaušiai nusitrynė žmogus, keletą metų tyliai vadovavęs kaimo pagrindiniai mokyklai ir pasivaikščiojęs įvairių partijų koridoriais. Lieknas, iki krepšininko ūgio ištysęs, jis tarp rajono masto politikų pelnė Švilpuko pravardę. Ir tai todėl, kad mikrofono nereikalaujantis jos kardus ir retsykiais švepluojantis falcetas tuoj pat pasigirzdavo rinkimus laimėjusios partijos narių gretose. Gan nemaloniam pokalbiui pakviečiau jūs, tarė vedėjas, ir atleiskit, kad dar jums atostogaujant. Kadangi sprendimas jau subrendęs, jo vykdymą negalima atidėlioti. Matot, savivaldybės taryba, mano teikimu, patvirtino švietimo tinklo optimizavimo planą. Kokį planą? Suklusęs pertraukė Švilpuką Juozas. Atleiskite, optimizavimo, pasitaisė kabineto šeimininkas. Net taip ištariau dar nelabai įprastą žodį. Jau atleidau ir kągi. Ir Juozas išgirdo, kad pagal tą planą jo mokykla nuo artėjančio rugsėjo 1 taps pradinė. Tiksliau, artimiausios stambesnės pagrindinės mokyklos skyriumi. Nesijaudinkit, ponė Juozai, tęsė vedėjas. Jūs, nors jau tapote pensininku, atleisti mes nekatiname. Atleisti teks dalykų specialistus, o jūs paskirsime skyriaus vedėjų. Galėsit ir vieną pradinukų klasę mokyti. Ačiū, vedėjau, labai ačiū, linktelėjo Juozas, kad pasigailėjote manęs ir iš mokyklos neišspyrėt. Tačiau mano sprendimas taip pat subrandintas. Jeigu jau tapau pensininku, tai jo ir būsiu. O dabar jūs atleiskit, optimizuotai mokyklai lai vadovauja kiti. Bet jūsgi suprantat, kad pagrindinė toje gyvenvietėje negali išlikti, vaikųgi nėra. Aš viską suprantu ir linkiu jums sėkmės pradėtose darbuose. Juozas pakilo, bet nepanoro paspausti jam ištiestos Švilpuko rankos. Prisiminęs, kaip prieš 12 metų šiame tik kito šeimininko kabinete sutiko paimti į rankas vidurinės mokyklos vairą, dar kartą pažvelgęs į optimizuotoją, pagalvojo, tik 12 metų. Ir jo tauja gyvenvietėje ne tik vidurinės, bet ir pagrindinės nelieka. O ar nebus netrukus nugalabinta ir pradinė? Rugpjūčio pradžios saulė kepino negailestingai. Toks oras viliojo prie jūros, tačiau Juozas panoro tuoj pat sėsti į mašiną ir aplankyti mokyklą. Pažvelgti ją jau kitomis, ne šeimininko, o svečio akimis. Bet pasiekus miestelį, jo akys vėl smigo į tai, kas jau ne pirmus metus badė. Kadaise kolūkis savo lėšomis buvo pasistatęs administracijos pastatas su kultūros namais, kuriame atsirado vietos ir bibliotekai su medicinos punktu ir paštu. Bet sugriovus kolūkį netruko atsirasti optimizatoriams, kurie suskubo likviduoti paštą, medicinos punktą ir biblioteką. Ir vis tikslu, kad kaimo žmogus nors ir pėšęs keliautų į miestą kokybiškesnę paslaugą pasimėgauti. O kai visi šio didžiulio pastato įstaigų darbuotojai buvo iš jo iškraustyti, pirma pabiro jo langų stiklai, o paskui jau kitokio plauko darbštuolių rankos ėmė ardyti stogą, sienas.
ir stūkso dabar raudonos griuvenos pelėsiais ir kerpėm apaugusios. Varnos vaiduoklio viršuje suka lizdus, tarp išdraskytų grindlėšių šmirinėja žiurkės. Negi toks likimas netolimoje ateityje gresia ir mokyklos pastatui. Jį pasitiko budinti mokytoja. Nustebo pamačiusi direktorių atostogų metu. Nieko jai nepasakęs, Juozas atsirakino savo kabinetą, susidėjo į krepšį asmeninius daiktelius ir išėjo neatsigręždamas. Išvažiuodamas iš gyvenvietės, Juozas pasivijo gatvelės viduriu einančią moteriškę, kurios apranga sakė, kad ji miesto gyventoja. Kai pyptelės paprašė pasitraukti, ši krūptelėjo, šoko į pakraštį, atsigręžė. Ir tada Juozas pažino savo buvusią mokinę Liną. Mokytojau jūs? Nustebus paklausė ji, kai Juozas sustabdė mašiną. Aš, Linute, kur taip skubi? Taigi į autobusą. Pakvietęs sėsti mašinon, Juozas pasiteiravo. Tai kur dabar gyveni? Airijoje. Kur? Airijoje kartu su vyru ir sūnum. Ir seniai ten nusibastei? Tai gal jau 5 metai ten gyvename. Ir netrukus Juozas sužinojo, kad ta geltonkasė mergytė, kurią jis tarybiniais laikais ne tik mokė, bet ir buvo jos klasės vadovu, baigė Vilniaus pedagoginį instituto, tapo rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Ištekėjo už fizikos mokytojo, tačiau po to, kai įsibėgėjo mokyklų tinklo optimiziavimai, darbą prarado abudu su vyru. Airijoje ji prižiūri turtingos poros neįgalę motiną. Uždirbo neblogai. Vyras darbuojasi statybose, kurie moka iš vis šauniai. Šiame miestelėje jį lankėsi pas savo draugę, kuri pakėlusi sparnus taip pat ieško vietos, kur galėtų nutūpti užsieniuose, ir jau sutarė, kad pradžiai atvyks pas Liną. Čiagi mieste dar lieka neparduotas butas. Lina vis delsė užsiimti pirkėjų paieškomis, bet vyras nusiteikęs ryžtingai. Pagyvenęs ir prasigyvenęs svetur, jis neketina sugrįžti iš tremties, tad butą teks parduoti. Iš tremties? Nustebo Juozas. Mano Steponas tik tremtimi gyvenimą Airijoje vadina, dažytomis lūpomis šyptelėjo Lina. Bet iš tremties žmonės tengiasi sugrįžti. Tai va ir nėra logikos. Iš vienos pusės tremtis, iš kitos butą parduok, į Lietuvą negrįšiu, ir paklausė. O jūs, mokytojau, skubat? Ne, Linute, neskubu. Ir nuo šiol visai nėra reikalo kur nors skubėti. Mokykla uždaroma, nes nėra vaikų. Juos dabar lietuvaičiai gimto ir augina tremtyje, o aš tampu niekam nereikalingų pensininkų. Supratau. Tai jeigu neskubėte, dėkavoju, kad pavežėjote ir kviečiu pas mane į namus kavos puodelį išgerti. Pasėdėsim, o pasikalbėti su jumis daug apie ką noriu. Ir su vyru supažindinsi? Deja, ne. Parvykau savaitę viena. Dar reikia kaime tėvus aplankyti, o draugės paprašiau skelbimus duot ir buto pardavimu užsimti. Paruošusi kavos, Lina susigriebė. O gal, mokytojau, norėtumėt pavalgyti? Jūsgi vienas gyvenat, šeimininkės neturit. Gal ant greitųjų blynelių iškept, o gal kiaušinienės norit? Ačiū, Linute, pakaks kavos. O apie ką nori pasikalbėti? Apie Lietuvą. O, tai plati tema. Aš, mokytojau, niekaip negaliu suprasti, kur ta mūsų lietuvėlė eina, tiksliau, kur ji yra vedama. Po to, kai emocijų įaudrinta tauta atkūrė nepriklausomybę, gyvenimas visom kryptim ėmė risti žemyn. Kas dedas? Kokie ateitis mūsų laukia? Tai, apie ką tu kalbi, galvos skausmas kiekvieno mąstančio lietuvio, deja, ne to, kuris valdžioje sėdi. Pradėkim nuo prezidento. Pagarbiai jo ekscelencija vadinamo. Turėjome Brazauską, savą, bet ar galima teikti, kad jo valdymo metais kas nors ženkliai pasikeitė gerąją kryptim? Na, jis dar buvo pusė bėdos. O ką turim dabar? Manau, žinai, kas toks, kaip ir kodėl atsirado Lietuvoje Adamkus. Svarbiausia, ar gali beveik visą amžių svetimšaliams paklusniai tarnavęs žmogus pasišvęsti tarnystėje mūsų šalies labui? Na ir kas, kad jis Lietuvoje gimęs? Bet jeigu žmogus nesugeba rišliai gimtąją kalbą kalbėti, jei ir gydytis, ir atostogauti Amerikondume, tai mums iš jo ko tikėtis?
Kad Adamkus Lietuvai tuščia vieta, nebejoju, bet juk dar yra Seimas, vyriausybė, ministerijos, valdininkais knibžda. Ir ką, mokytojau, negi mes lietuviai tokie kvaili, kad nesugebam tinkamus vadovus išsirinkti. Sudėtinga tema, Linut, palėtei. Ir skaudžia, atsiduso Juozas. Manau, tartų bėdų, kurių turime sočiai, ypač ryškios dvi. Pirmoji. Seimą renkam pagal partijų sąrašus, o jose pirmose eilutėse atsiduria vis tie patys veidai. Na, negali žmogus tupėti valdžioje 3 kadencijas, o gal ir dar daugiau. Jis visiškai atitrūksta nuo gyvenimo realijų, nuo eilinio žmogelio rūpešių. Daug ką iš tų senbuvių reikėtų šluotavėti, bet jie visom 4 kėdžių laikosi, o jų teises gina pačių priimami įstatymai. O kita bėda. Kita slypi tame, jog patys seimūnai skiria savo atlyginimus, o jų apetitam galima tik pavydėti. Mano manimu, kiekvienų Seimo rinkimų metu rinkėjai turėtų atsakyti į labai konkretų klausimą. Kokią algą jūs skiriate Seimo nariui? Ir aš nebejoju, atsakas būtų paprastas. Pragyvenimo vidurkį. Pabrėžiu, jeigu seimūnas yra tautos renkamas, tai mokesčius mokanti tauta ir algos dydį jam turėtų nustatyti, nes ji yra jo darbdavė. Įsivaizduok, Linute, tokią situaciją. Verslininkas, tai yra darbdavys, priima į darbą, sakykim, tekintoją. O šis jam pareiškia, jog pats nusistatys savo algos dydį. Verslininkas tokiu atveju šitą akiplėšą iškart pavytų. O mes, seimūnų darbdaviai, ne tik nedrįstame juos akiplėšom pavadinti, bet dar ir taikstume su jų plėšikavimu. Tai gal ir prezidento algos dydį turėtų nustatyti rinkėjai? Manau, kad taip. Deja, visą tai, apie ką mūdu kalbam, niekada nebus įgyvendinta. Tad ko tikėtis ir ko tikėti? O tikėt gali tik savim. Žinai, Linut, vis dėlto aš esu tos nuomonės, kad bėgti iš savo šalies, iš savo gimtinės nereikia. Seniai paskaičiuota, kiek mūsų tautiečių patyrė Sibiro tremtį. Ir tai buvo didžiulė tragedija. Nemažo skaičiaus intelektualų praradimas. Bet dabartinė tremtis baisesnė. Viena, jis skaičiumi 2 didesnė. Antra, grįžusių iš šios tremties bus žymiai mažiau. O kas vienus ir kitus ištrėmė? Tada trėmimai buvo vykdomi Gruzino Stalino nurodymu. O pasmerktųjų sąrašus, dažnai suvedinėdami sąskaitas, sudarinėjo valdžioje besisukinėję patys lietuviai. Dabartinę tremtį savo veiksmais padiktavo mūsų, bet pagal Amerikos dirigentų mostus dirbanti valdžia, o nematomus tremtinių sąrašus sudaro viskom nusivylusi tauta. Kaip sustabdyti šią tremtį? Čia aš matau daug būdų, o svarbiausia, būtina nuo mažens ugdyti meilę tėvynei. Ir nustoti nuodyti jaunimą melu apie baisę tarybinę ir šviesę smetonišką praeitį. Meluojančiam elitui mąstantis jaunimas niekada to neatleis. O ko jūs dabar, mokytojo, užsiimat, paklausė Lina. Negi tapęs pensininku vien tik poilsiaujat? Jūsgi neramaus būdo žmogus. Ne, Linute, rankas sudėjęs neketinu sėdėti. Tugi žinai, kad to baisaus pokario metu mano tėvus ir sesutę nužudė, švelniai tariant, miškiniai. Dabar tie žudikai paversti didvyriais kovotais už Lietuvos laisvę. Ir net mūsų mieste viena gatvė pavadinta jų vadeivos vardu. Aš istorikas, tad ketinu užsiimti medžiagos rinkimu apie tikruosius jų žygdarbius. Nebijot, juk galit ir keršto susilaukti. Nebijau, o jeigu kas, niūriai nusišypsojo Juozas, atgulsiu greta savo nužudytų artimųjų. Atsisveikindama Lina paklausė, ar galėčiau, mokytojau, jau iš Airijos jums parašyti laišką? Parašyk, aš lauksiu. Tada man reikia adreso, gal ir elektroninį duosit? Duosiu ir elektroninį, bet man, žmogui senoviškam, maloniau laišką gauti voke ir ranka rašytą. Sugrįžęs į namus, Juozas įsijungė televizorių ir krūptelėjo, supratęs, kad rodoma laida apie dar vieną naktimis iš miško su ginklu rankose išlįsdavusi kovotoją šviesuolį. Žinoma, ir tas kovotojas ir jo ginklas tada ieškojo eilinės aukos. Kur? Kuriame vienkiemyje? Išjungęs televizorių, Juozas vėl paėmė į rankas Martyno dienoraštį. Atskleidė, perskaitė.
1950 m. vasario 10 diena. Vakar buvau iškviestas į Rimkų vienkiemį prie Puzninkų miško. Iškviestas per vėlai. Banditai įmetė pro langą granatą. Žuvo abu tėvai, mažytė dukra. Sužeistas sūnelis išgabentas į ligoninę. Kuo nusikalto Rimkai? Kur ieškoti žudikų? Neužpūs jokie vėjai. 2 metai praleisti vadovaujant rajoninio laikraščio redakcijai prabėgo nepastebimai. Ir Andrius jautė, kad pagaliau rado save ir tą vietą, kurioje jis nebuvo stumdomas. Prigijo naujoje mokykloje ir Jonelis. Gerai mokėsi, lankė kelis būrelius, o kas labiausiai stebino Andrių, 12-metis berniukas noriai gamino namuose valgį. Nepribodamas juodu vien kiaušinienė ir pieniška sriuba. Ir vis dėlto, užsibaigus dienos rūpesčiams darbe, namo Andrius eidavo nuleidęs galvą. Jam atrodė, kad gyvenimas beje rūtos jį lenkė prie žemės. Atkurtoji nepriklausomybė daug ką išstūmė iš įprasto gyvenimo ritmo. Kad išsilaikytų valstybės ir jokios politinės jėgos neremiamas laikraštis, Andriui teko atleisti beveik visus redakcijos darbuotojus. Liko jis, vis dar redaktoriaus pavaduotoja vadinama Marytė ir korespondentė Asta. Tačiau dirbo visi 3 tą patį darbą. Ieškojo publikacijoms medžiagos, kiekvieną savo kūrinio tekstą rinko kompiuteriu pats ir buvo visapusiškai atsakingas ir už publikacijos turinį, ir už jos korektūrą. Ir etatinio vairuotojo redakcija turėjo atsisakyti. Už vairo sėsti ir pasirūpinti dar sovietmečiu įsigyto automobilio priežiūrą privalėjo pats Andrius. Dirbo trejulė iš peties, kartais suėję, liūdnai pajuokaudavo. Gerai, kad viengungių neslėgė namų rūpesčiai. Jeigu visą Andriaus 2 kambarių buto ūkį sumaniai tvarkė ne pagal amžių bręstantis Jonelis, tai Marytė buities rūpesčių neturėjo todėl, kad gyveno su darne savo 30-metės dukros šeima, pasinėrusi į savo profesijos plonybės ir tik pavargusi, vėlyvais vakarais pareinantį į nuomojamą kambarėlį. Asta gyveno viena ir vyriškai pusiai atrodė buvo visiškai abejinga. Ta ankstyvą žiemos rytą Andrius susiruošė vykti į buvusio ekonomiškai stipraus kolūkio centrą. Jo gyventojai skundėsi, kad uždarimo kirvis pakibo virš jų bibliotekos. Andrius žinojo, kad tame kaime jau buvo numarinta visa tai, kas gyvavo kolūkio laikais. Mokykla, kultūros namai, medicinos punktas, paštas. Dar šiek tiek sukosi biblioteka, kurios energinga vedėja Salomėja rengė susitikimus su įdomiais žmonėm, į pokalbius gyventojus dominančiomis temomis, kvietė nespėjusis išponėti rajono savivaldybės tarybos narius. Ir štai signalas. Vėl tais įgrisusiais lėšų taupimo sumetimais norima pribaigti paskutinį kaimo kultūros židinį. O gyventojai to nenori. Laišką redakcijai pasirašė net 30 žmonių. Tame kaime Andriui teko jau lankytis, bet tai buvo seniai, dar pirmiesiems nepriklausomybės pranašam miegant. Tada jis vyko redaktoriaus pasiųstas ir, kaip sakė šefas, reikėjo kuo skaudžiau patarkuoti savivaliaujančio kolūkio pirmininko nugarą. Kad patarkuoti nebus lengva, Andrius žinojo. Pirmininkas savo ūkio pasiekimais garsėjo ne tik rajone, bet ir Respublikoje. Buvo apdovanotas darbo raudonosios vėliavos ir Lenino ordinais. Sklido kalbos, kad buvo bandyta suteikti jam socialistinio darbo didvyrio vardą. Bet koja pakišo saugumas. Pirmininko vyresnysis brolis esą vokietmečiu buvęs įsiklampinės tarp Plechavičiukų. Tada pirmininką redakcijai paskundė 3 uolūs komjaunuoliai. Jie piktinosi, kad ūkio lėšomis buvo suremontuota gerokai griuvusi medinė bažnyčia.
Andrius pirmiausia susitiko su gana jaunu klebonu, kuris džiaugiasi pirmininko komunisto dėmesio. Įsivaizduokite, kalbėjo jis, kai pradėjome rinkti aukas remontui, dėl žinomų priežasčių nelankantis bažnyčios pirmininkas atėjo pas mane, pats apžiūrėjo pastatą, liepė savo statybos inžinieriui sudaryti sąmatą, paskui išrūpino deficitinės medžiagas, o reikalingą sumą be jokių ginčų skyrė jo vadovaujama kolūkio valdyba. Klebonas tada ilgai kalbėjo apie pirmininko dėmesį eiliniam žmogui, o atsisveikindamas padeklamavo paties sukurtą ir jam skirtą eilėraštį. Pokalbis su pirmininku ir viešnagė ūkyje užtruko. Temų buvo paliesta daug, o apie bažnyčios remontą kalbėta mažiausiai. Apie tai, kadaise skolose skendusi kolūkį priėmęs ir į pirmaujančių gretas išvedęs vadovas pasakė trumpai. Tai padariau daugumai kolūkiečių pritariant ir jų uždirbtomis lėšomis. Ir vis dėlto Andrius tada bandė pasidomėti, kas tie savo pavardės neslėpė laiško redakcijos autoriai. Tačiau jo laukė staigmena. Susitikęs su jauna agronome ūkio komjaunimo organizacijos sekretorė ir pasakė pavardės komjaunuolių, su kuriais pageidautų susitikti, išgirdo, kad tokių narių įskaitoj nėra. Iš vis kolūkė tokios pavardės negirdėtų. Andrius įsivaizdavo, kaip susirauks redaktorius sužinojęs, kad jokio straipsnio apie kolūkio pirmininko savivalę nebus. Bet jo negalėjo būti ne tik todėl, kad laišką sukūrė anonimai. Bažnyčios remontą inicijavo daugumą valdybos narių, o pritarė visuotinas susirinkimas. Labai nemėgo redaktorius išgirst, kai iš komandiruotės sugrįžęs darbuotojas pareikšdavo neturys apie ką rašyti. Todėl Andrius, sužinojęs, kad kolūkyje veikia naminės duonos kepykla, pabendravo su joje dirbančio moterim, nufotografavo jas, paruošė reportažą. Žinoma, velnių nuo šefo vis vien gavo. Nesugrįžtančio korespondento jis laukė ne su reportažo apie kažkokią ten kepyklėlę, o su bomba, skirta su davatkom susidėjusiam pirmininkui. Redaktorius nebejojo, kad apie bažnyčios remontą sužinoja tiesos, kabutėse vilkai dės tokį triuškinantį straipsnį, kad pirmininkas tik cyps. Tai kodėl jau ne mes turim jį pacypint, klausė kaip visada, tokiais atvejais smeigdamas į savo pavaldinį pykčio kupinų akių strėles. Pirmininką tiesiečiai tikrai pabandė pacypint, tačiau tas bandymas nieko nedavė, jis tik įskaudino kolūkiečius. Visa tai vyko 1989-aisiais, kai ne bažnyčios remonto kolūkio lėšomis tema, o jau laiko pelėsiais dvelkiantis straipsnis papiktino skaitytojus. Po tos išvykos praėjo beveik 20 metų. Seniai subirėjo kolūkiai ir tie, kurie savo pasiekimais garsėjo ne tik Lietuvoje. Birėjo kaimuose ir mokyklos, ir kultūros namai. Dabar Andrius vyko gelbėti eilinės kaimo bibliotekos. Bet ar pavyks tai padaryti, jeigu mirties nuosprendžio projektas rajono savivaldybės administracijoje jau paruoštas? Jį pasitiko ne pirmos jaunystės bibliotekininkė Salomėja, pasidžiaugusi, kad atvyko pats redaktorius. Andrius iškart atkreipė dėmesį į garbingoje vietoje kabantį portretą vyriškio, kurio veidas jam pasirodė matytas. Kas tai, rašytojas? Ką jūs, šyptelėjo Salomėja. Tai buvęs mūsų kolūkio pirmininkas. Oi, o jau kažkadaise buvau su juo susitikęs. Na, tada, kai kilo triukšmas dėl bažnyčios remonto kolūkio lėšom. Ir kodėl jūs būtent jo portretą pasikabinot? Todėl, kad jis ir bibliotekos labui daug ką padarė. Visi šie baldai kolūkio lėšom įsigyti, o kiek knygų jo iniciatyva buvo nupirkta. Tai buvo šviesuolis, pats nepriklausomybės aušroje knygą parašęs. Tuo savotišką paminklą ūkio darbštuoliams pastatęs. Kaip jis dabar laikosi, ūkio griuvėsius matydamas? Tai jūs, redaktoriau, nežinot, kad mūsų pirmininkas jau miręs? Miręs? Ir seniai? Na, jau apie 10 metų praėjo. Žinot, vadovauti ūkiui jis pradėjo būdamas visai jaunas. Visą gyvenimą jam atidavė. Tad palaužė pirmininko sveikato jo sunaikinimas. Bandė jis dar ir bendrovę išlaikyti, bet pajuto, kad valdžiai nereikalinga.
kad į jo ratus kaišiojami pagaliai. Nukirto į vėžys, staigiai. Bekalbėdama, Salomėja suskubo paruošti kavos. Ir tada, pakviestas prie stalo, Andrius paklausė, kas jai žinome apie numatomą bibliotekos uždarymą. Tai, ką iš jos išgirdo, buvo visiškai netikėta. Biblioteka pasirodo seniai būtų uždaryta, jeigu ne Salomėjos vyro, verslininko ir veiklios kaimo bendruomenės pastangos. Vyras, buvęs kolūkio statybininkas, sugebėjo įsitvirtinti mieste, sukurti pelningai dirbantį UABą. Pastoviai prenumeruojama žmonaus bibliotekai periodinė spauda vyro lėšomis. Sužinojęs, kad biblioteką ketinama uždaryti, pasakė, kad to nebus. Jeigu ji nereikalingai valdžiai, ją išlaikys kaimas, o tas kaimas jis ir Lionės vadovaujama bendruomenė. Neišsaugoję kultūros namų, paskutinį kultūros židinį išlaikys bendrom jėgom. O kas ta bendrovės pirmininkė Lionė? Jauna moteris verslininkė? Tai buvusio kolūkio pirmininko našlė. Jai jau per 70, bet energiją dar ir su jaunais galėtų pasidalinti. Tai išgirdęs, Andrius nutarė aplankyti veiklėją moteriškę. Pasitikusi ant kruopščiai nuo sniego nuvalytų verandos laiptelių, Lionė tarė. Užeikit, pasikalbėsim. Nors atvirai sakant, žurnalisto aš nemėgstu. Jau prieš kambarį Andrius pastebėjo skoningai išdėstytas paukščių ir žvėrelių iškamšas. Šeimininkas mėgo medžioti, buvoti gamtoje. Didžiulė sekcija pilna knygų. Pasiūliusi svečiui įsikurti fotelį, moteris atsisėdo priešais. Įdėmiai pažvelgė jį tamsiomis, jaunystės grožio nepraradusiomis akimis. Ir koks svarbus reikalas atvedė jūs pas mane tokią žvarbę žiemos dieną, diktofoną jau įsijungėt? Neįtin jaukiai pasijutęs Andrius atsakė. Atvažiavau apsilankyti jūsų kaimo bibliotekoje ir supratau, kad ją būtina apginti nuo savivaldybėje sėdinčių uždarinėtojų. Pas jūs nutariau užeiti todėl, kad kadaise teko bendrauti su jūsų vyru. O tas bendravimas paliko malonius prisiminimus. Kas dėl diktofono, tai jo neketinu jungti. O kodėl, jeigu nepaslaptis, jūs žurnalistų nemėgstat? Matot, gal pusmečiai po vyro mirties praėjus, pas mane lankėsi Valstiečių laikraščio darbuotojas. Žmogus su patirtim, daug metų tiesoje dirbęs, berods tarybiniais laikais net nusipelnusio žurnalisto vardą gavęs. Pabendravom, jis vis apie amžinatilsį vyrą klausinėjo, tą seną istoriją apie bažnyčios remontą prisiminė. Na, toks malonus žmogus, kad nors prie širdies dėk. Na ir ką? Nu, jis ir dėjo. Tik tada supratau, kad vilką avies kailyje į savo namus buvau įsileidus. Aš jį ir vaišinau, ir į visus jo klausimus nuoširdžiausiai atsakinėjau, tiesiog dūšią atvėriau maloniam žmogui. Jis atsisveikindamas net man ranką pabučiavo, o paskui rūpužė tokį straipsnį parašė, kad visas kaimas, kaip tada po vyro laidotuvių, man užuojautą reiškė. Keli mūsų žmonės net ketino vykti į Vilnių jam snukio išmauti. Tai kągi jis tokio parašė? Tojau, atsakė Lionė. Pakilusi pasirausa sekcijos stalčiui ir padavė Andriui laikraštį. Paskaitykit pats. Tai iš tiesų buvo bjaurus straipsnis. Ūkio pirmininkas, jau Velionis, jame dvokiančiuose purvuose buvo skandinamas, o bažnyčios remonto istorija buvo apversta aukštyn kojom. Pasirodo, pirmininkas ano remonto sąskaitą sugebėjo pasistatyti savo pilį. Seniai Andriui neteko tokių straipsnių skaityti. Atiduodamas Lioniai laikraštį, panoro nusiplaut rankas. Pažinojo jis tą pagal amžių tėvų jam galėjusi būti žurnalistą. Tarybiniais laikais jis garsėjo kaip aktyvus ateistinio ir komunistinio auklėjimo propaguotojas, o nepriklausomybės atkūrimo iš peties dergė nepuolusius skubiai persidažyti anuomet bent menkiausias vadovaujančias pareigas ėjusius žmonės. Pamena Andrius ir tą pirmaisiais nepriklausomybės metais vykusį respublikinių leidinių darbuotojų susibūrimą, kai priėjęs šį žurnalistikos asas pabėrė jam pamokančių tonų. Ko tu, jaunuoli, toks atsargus, ko dairaisi? Bolševikmetis tikrai negrįš, tad nedels griebti jauti už ragų, kuo daugiau rašyti politinių straipsnių, pavyzdį iš manęs. Anais laikais mano biografija buvo švari kaip baltas lapas,
Niekas iš giminių užsieny negyveno, niekas į mišką išėjęs nebuvo ir dabar aš švarus. Jokie giminės partkomuose nesėdėjo, stribynais nesusitepė. Taigi, drąsiai galiu vožti buvusiam bolševikam, kurie dabar vėl ieško savo kuo šiltesnių vietų. Nieko tada neatsakė Andrius šitam pamokslautojai. Nemėgo veltis į beviltiškus ginčus su vyresniu žmogum. O taip norėjosi šiam visada švariam žiniasklaidininkui priminti, jog jis daug metų ne šiaip sau trainiojosi šlovingose TSKP gretose, bet ir visom triubom šlovino jas spaudoje, negailestingai prausė bent kiek kitaip mąstančius, ypač po to, kai Leningrade baigė partinę mokyklą. Taigi buvo kovingas bolševikėlis. Sugebėjęs buvusio pirmininko našlį apdumti akis ir išpešęs iš jos reikalingą informaciją, jis vožė ir jai pačiai, ir pirmininką gerbusiems žmonėm ir net velioniui. Bet kokiu tikslu? Kogi jis tuo siekė? To Andrius niekaip negalėjo suprasti. Jums reikėjo tą šmeižiką į teismą paduot, pasakė Andrius, išklausęs pasakojimo apie žymaus kabutėse žurnalisto apsilankymą ir perskaitęs jo straipsnį. Ne, teismų man nereikia, išgirdo. Negadinsiu savo sveikatos. Pakako tada drąsaus atsako rajoninėme laikraštyje, kurį parašė dabartinė jūsų pavaduotoja Marytė. Ji gerai pažinojo mano vyrą, tad ir rinkti medžiagos jai ir nereikėjo. Kai kalba pakrypo bibliotekos likimo link, Andrius sužinojo, jog kaimo gyventojai neketina skelbti karo savivaldybės tarybos nariam, užsimojusiems uždarimo kirviu. Lai uždaro. O biblioteka gyvuos, nes ją materialiai rems ne tik jos vedėjos Salomėjos vyras, bet ir visas kaimas. Paskutinis mūsų kaimo kultūros židinys tikrai uždarytas nebus, tarė Lionė, išlydėdamas svečią ir nusišypsojo. Taigi vėl atvėriau dūšią žurnalistui, nors buvo prisiekus to niekada daugiau nedaryti. Bet nesigailiu, žinau, kad esat doras žmogus. Jau artimiausiame numeryje pasirodė Andriaus straipsnis. To židinio neužpūs jokie vėjai, kuriame autorius pasidžiaugė kaimo gyventojų ryžtų išsaugoti biblioteką, kurios fondai pastoviai papildomi jų lėšomis. Po kelių dienų sulaukė paties mero skambučio. Susarmatino mus kaimo žmonės, neuždarysim bibliotekos, tikrai neuždarysim. Perskaitę jūsų straipsnį, beveik visi tarybos nariai pasisakė už tai, kad sprendimo šio klausimų projektas būtų išmestas į šiukšlių dėžę.